Ačiū už komplimentus, kuriuos gavau iš jūsų dėl silkės su baklažanais, būtent kalėdom. Pavasaris, tai tikrai nevalgysim vėl silkės su baklažanais, bet aišku, jeigu jums labai patinka šitas mano receptas, drąsiai galite jį pasigaminti. Bet pavasarį aš paruošiau tokį pavasarinį labiau silkės receptą, nes kokios šventės lietuvių be silkės. Tai silkė šiandien aš parodysiu, mes dažėme kiaušinius su būtent kopūstu, o šiandien parodysiu, kaip su tuo kopūstu galima padaryti fantastiško skonio silkę. Tai mums reikės kopūsto, reikės obuolio, apelsino, džiovinto abrikoso, kedro riešutų, kedro riešutus galite keisti migdolais, agurko, taip pat silkės ir lašišos. Aš paskutiniu metu mėgstu šias dvi žuvis kartu sukerkti, nes lašiša yra labai švelni, silkė truputį yra tokia sūri ir jų tokia draugystė tikrai labai skani. O padažui naudosime garstyčias, apelsinų džemą ir alyvuogių aliejų. Ir šiek tiek druskos ir pipirų. Tai nuo ko reikėtų pradėti, tai žinoma nuo kopūsto. Kopūstą aš susipjaustau tokiais mažesniais gabalėliais, tam, kad būtų patogu tiesiog per štai tokį daiktą, o jeigu jų neturite namuose, tai tiesiog su peiliu tą dalyką darykite, įpjaustom. Taip, dabar ką reikėtų daryti, tai kopūstus pasūdom, bet ne per daug, nes silkė bus sūri, papipirinam, įdedam vieną šaukštelį garstyčių. Aš naudoju su medum garstyčias, tai jeigu tiesiog parduotuvėje neradote su medumi garstyčias, garstyčių šaukštelį sumaišykite su pusę šaukštelių medaus. Tada šiek tiek alyvuogių aliejaus ir viską rankų pagalba taip sutrinam ir pamasažuojam, kad kopūstas taptų minkštesnis. Ir dažniausiai nemėgstate kopūsto, nes jis pakankamai sprangus yra. Tai tokiu būdu jį suminkštinsit ir jis įgaus labai skanaus garstyčių ir medaus skonio. Taip, ir toliau kokie kiti ingredientai. Tai yra obuolys. Obuolio reikės kažkur ketvirtadalio 2 porcijom. Tai obuolį nulupkite, išimkite sėklas. Obuolys suteiks papildomo tokio gaivumo ir gerai būtų, kad obuolys būtų rūgštesnis. Tuomet agurkas. Agurką dedu, kad būtų labiau sultinga, nes kopūstas nėra labai sultinga daržovė. Tuomet džiovinti abrikosai. Galite naudoti ir slyvas, bet abrikosai prie kopūsto labai dera. Jeigu nemėgstate labai saldžiai, tai aišku, abrikosų dėkite mažiau. Bet jie turi truputį salstilisio tokio skonio čia mums suteikti. Tada įtarkuojame apelsino žievelės. Liko dar keli tik ingredientai, tai yra kedro riešutai ir padažas. Apelsinų džemą aš renkuosi su apelsinų žievelėmis, kurį galite nusipirkti prekybos centre, bet galite tiesiog įprastą džemą naudoti. Tada dedu gerą šaukštą garstyčių. Ir jeigu jau naudojate apelsinų džemą, tai garstyčius rinkitės būtent be medaus. Tada alyvuogių aliejus, druska ir pipirai. Skonis turi būti vos salstelės, o garstyčios turi duoti tokio lengvo aštrumo. Taip, ir beliko žuvis, tai žuvį aš supjaustu tokiom įstrižom juostelėm. Žuvis sumaišome tarpusavėje. Ir beliko viską paserviruoti. Galite dėti į vieną didelį indą arba galite dėti į, tarkim, stiklines. Aš šiandien dėsiu šias stiklines, paserviruosiu kiekvienam po porciją. Kažkur reikės 4 šaukštų. Vėlgi nedarykite labai didelių stiklinių, nes čia yra vienas iš užkandžių, o aš manau, kad jūs per Velykas, lygiai taip pat kaip per Kalėdas, daug paruošite maisto. Nors visą laiką sakau, kad geriau keli patiekalai negu persivalgymas. Taip, ir paskutinis štrichas tai yra
įvairiausi žalumynai, aš čia naudočiau mėtas arba kalendrą, žinot, kad aš labai jas mėgstu, tai keli lapeliai ant viršaus. Čia labiausiai turbūt netiktų petražolės ir krapai. Štai velykinė silkė paruošta. Aš tikiuosi, kad jūs pasigaminsite Velykų stalui ją ir pavaišinsite savo draugus ar artimuosius. Tik žinokite vieną mažą paslaptį. Kuo kopūstas daugiau išsilaikys su padažu, tuo bus skanesnis. Ką reiškia, kuo ilgiau, tai užtenka kokių 2 valandų ir po to tik tai įdėkite tik visas kitas sudedamasias dalis. Tad interpretuokite, kurkite ir nepamirškite, kad triukai kiekvieną kartą jūsų virtuvėje daro jūsų artimuosius laimingus. Skaniausius.